Labas vakaras visiems, esu Matilda Bilaitė Bučinskienė, Vilniaus universiteto profesorė, gydytoja dermatovenerologė ir 20 metų ir daugiau dirbu su odos problemomis. Ir ką pastaruoju metu, gal ir tuos visus 20 metų pastebėjau, kad ne visada oda pagydoma kremais ir yra kur kas gilesnės priežastis. Tai šiandien labai džiaugiuosi, kad su šituo gražiu būriu žmonių galiu pasidalinti savo įžvalgomis ir pasakyti, kaip aš matau odą ir kodėl ta oda serga mano akimis. Per tą praktiką daugiau negu 20 metų tikrai daug žmonių yra gydyta, konsultuota ir turbūt kiekvieną kartą nusistebiu, kaip mes patys esame, nejaučiam savo kūno. Tai šios paskaitos tikslas parodyti tas sąsajas, kaip mūsų emocijos, kaip mūsų mintis, gyvenimo būdas, kaip jis veikia odą. Oda yra ne tik pats gražiausias organas, tai yra taip pat atspindintis veidrodis, ekranas, kaip mes jaučiamės viduj, kaip mūsų organai gyvena, kokia jų funkcija. Ir svarbiausia, kad oda labai jautri emocijom. Ir tai turbūt pirmasis tiesioginė prasme ekranas, kuris parodo, o kasgi viduje. Ir odos ligų yra virš 3000 ir daugiau. Iš jų 300 yra įgimtų genodermatozių. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dauguma ligų yra polinkis sirgti tam tikrom ligom, nes tai eina iš šeimos, iš kartos į kartą. Įdomiausia tai, kad ne visada genetika tokia stipri. Kad pradėtų veikti genai, tu turi įjungti tą geną. Ir tai vadinasi epigenetika, ar ne? Ir ta epigenetika, tai jinai kalba apie tai, apie mūsų gyvenimo būdą, apie mūsų mintis, emocijas, miegą, mitybą ir svarbiausia elgseną. Tai ligos, jos tikrai yra labai įvairios mūsų srityje, būtent ir ne visada tai yra dermatologo problema. Ir labai daug, vat ir šią savaitę mergina jinai tiksliau, nes jinai buvo vizite pirmą kartą ir mes labai kalbėjome, kad sakau, klausyk, tavo egzema niekados nepraeis. Kodėl? Todėl, kad nežiūrint kremo, ar tu tepsi ar netepsi, jeigu tu neišjungsi, neišeisi iš toksinių santykių su savo partneriu, tu niekaip nepagysi. Tai yra tas pats, kai sėdėti ant įdurtos adatos, tau visada skaudės. Tai tu turi kažką daryti. Ir tų situacijų, tų atvejų, kada tikrai žmogus nesusimasto, kad jo pergyvenimai, jo rūpesčiai, jo kasdieniniai iššūkiai yra labai svarbus ir tai lemia odos bėrimus. Ir labai dažnai žmonės, vis tiek Lietuvoje mes turim tik keletą profesorių ir dažniausiai profesoriai užsiema daugiau teoriniam paskaitom. Aš išties labiausiai myliu dirbti su pacientais, ar ne? Mane tikrai džiugina, man labai įdomu, aš kiekvieną dieną perskaitau tarsi knygą, kiekvieno žmogaus istoriją. Ir kai pacientas įeina nuo durų, aš sakau, kaip jis įeina, kaip jis elgiasi, kokia jos odos reakcija, kaip jis atsisėda, kaip jis žiūri, kaip kontaktuoja ir ką pasakoja. Ką tai reiškia? Tai ne dėl to, kad kažkaip aš, gal tiksliau pasakysiu, viskas man svarbu, nėra smulkmenų, nes iš viso to aš suprantu, o kasgi su žmogum ne taip, kodėl jisai susirgo. Nes jeigu su jumis viskas gerai, jeigu su mumis viskas gerai, neturi sirgti. Nėra tokio mechanizmo, kad tave reikia kažkaip susargdinti. Kad tu susirgi, ar įvyksta trauma, ar įvyksta progresuoja liga, reiškia, kad yra persitempimas, yra per daug įtampos viduje, per daug ar agresijos, ar emocijų. Angliškai tai sako, if not at ease, it's a disease. Jeigu negyveni lengvai, paprastai, tu visada sulauksi tos ligos. Ir tai yra ne šiaip sau. Ir
Kai pacientas atvyksta ir sako, jūs esate 20 gydytoja, aš jau 10 metų ar 5 metai ar metai nerandu atsakymo, va, prašau, 10 maišiukų po tų 10 gydytojų, skirtingos diagnozės, skirtingi vaistai, tai kas man yra. Visada yra vienas labai svarbus klausimas, kuris daug ką pakeičia. Tai yra, o kasgi tavo gyvenime vyksta šiuo metu? To klausimo, kiek iš jūsų gaunate iš gydytojų? Kas paklausė iš tikrųjų, kokį skausmą tu turi namie, kokią problemą turi namie, kas tau nutiko. O tų problemų dabar visi mes žinom. Jeigu visus mes nuo gatvės bet kurį lietuvį paimtumėm ir ištirtumėm jo psichosomatinę būseną, turint omeny karo grėsmę, turint omeny, kiek visko nutiko, turint omeny, kad tik baigėsi užtrėmimų koridorius ir turbūt visi pajautėm tos paskutinės 2 savaitės, kad ačiū Dievui, jeigu patys neišėjom iš proto, tai aplinkui tikrai daug kas ėjo iš proto. Tai į tai irgi mes reaguojam, į gamtos visus pokyčius reaguojam. Ir be abejo, lietuviai turi labai tokį, šiaip žaviuosi lietuviais visada, daug tenka po pasaulį keliauti, daug stažavausi ir praktiškai nėra Europos šalies, kurioje neteko stažuotis ir gilintis į savo specialybės subtilybės. Kas labai svarbu, kad lietuviai labai užsispyrę ir labai uždari. Labai darbštus, labai gabus, bet tas uždarumas ir praktiškai, kai dažnai aš paklausiu savo pacientų, jie net nepasako nei savo artimui, nei partneriui, nepasisako net ir draugam. Ypač tai liečia vyrai. Tai ta našta vidinė, jinai kartais būna tokia sunki, kad aš stebiuosi, kaip žmonės išgyvena. Taigi, vedant prie tos temos, apie ką aš norėčiau kalbėti, tai visų pirma, tai kokią įtaką daro stresas. Norėčiau, kad jūs išvelgtumėt, pergalvotumėt savo artimųjų ar savo, sakykime, tam tikrų situacijų prisiminimus ir taip pat, ar galima pagydyti odą, jeigu tepam tik tai kremais ir kokią reikšmę turi mūsų kasdieninė mityba, judėjimas, miegas. Ar tai svarbu, nes tai dažnai pacientai ginčiasi, kad jie kaip ėjo 1 valandą ar 2 nakties miegoti, taip ir eis. Bet svarbiausia, gal keletą patarimų norėčiau pasakyti, o visgi ką daryti ir kas veikia. Stresas ir oda tai tikrai labai susiję. Oda susideda iš 3 dalių ir odoje yra dermoje, yra pagrindiniai nervų galūnėlės, yra kraujagyslės, kurios susinervinus, susitraukia, atsipalaidavus išsiplečia. Ir jeigu tai dažnai atsitinka, jautriem žmonėm rausta veidai, skruostai, ar ne? Tai yra tam tikra simptomatika. Taip pat yra, jeigu mes ilgai esame lėtiniam strese, mūsų odoje esantis receptoriai, histamino receptoriai, streso receptoriai, jie pasiunta, jie išprotėja. Ir tada papusk į odą, paliesk rūbų, tiesiog skauda. Ir nežinau, ar esat kada jautę, kad plaukus skauda. Jautėt ar ne, tai reiškia, kad jau stresas tokio lygio, kad jau net vargšai plaukai sako, gelbėkit mane nuo jos. Taip, tai ypač tas po COVID-o, daug nerimo buvo, daug kas kaltina COVID-ą kaip pačią, sakykime, lygą, virusą ar ne, bet jeigu taip atmetus priežastis, labai turėčiau pasakyti, kad mes visi pasikeitėm, pasaulis pasikeitė, suvokimas pasikeitė, nerimo lygis labai padidėjo ir kaip sakau, reikia truputį sustot ir pažiūrėti, o kaipgi mes gyvenam. Taigi oda jinai tiesiogiai reaguoja ir prakaito liaukos yra tikrojo odoje. Tai irgi, kai susinervuojam, tai irgi ypač paskutiniu metu skundžiasi, kad padidės prakaitavimas, atsiradęs prakaitavimas ne toj vietoj, kur turėtų būti. Na ir be abejo, masiškai, epidemiškai slenka plaukai visiems. Ir paaiškinsiu, kodėl. Ir atkreipkite dėmesį, trumpas stresas tiek sportininkam, tiek žmonėm jisai reikalingas. Kai labai susinervini, išsigąsti, gali ir medį lipti, ar ne, vilką pamatęs. Tai reiškia,
tiesiog reaktyvinė jėga atsiranda. Tu gali mašiną pastum, dar kažkokius tokius ypatingus dalykus padaryti, kai labai stresas mobilizuojasi, susikaupi vienkartinai. Bet jeigu stresas yra nuolatinis ar ne per dieną daug kartų, stresas einantis iš šeimos, iš santykių, iš kolegų, iš darbo, iš televizoriaus ekrano, nuolatinis stresas, tada yra lėtinis, iš tiesų atsiranda nuovargis, perdėgymas, ar ne, nes organizmas negali taip ilgai kompensuoti. Ir dažnai aš kalbu pacientam, man patinka triusikėliai, ne kelnaitės, taip kaip pavadinti, visiems iš karto aišku. Ir ta guma tai tempėsi, kažkada plyšta. Mes galim daug sukaupti savyje, bet turėkite omeny, kad mes visi esam neguminiai, tempėmės daug, bet kažkokiu metu atsiranda gana, jau daugiau negaliu, ar ne? Tai pasakius žmogui, kad jūs esate didžiuliam strese, labai dažnai, ypač vyrai, pasako tikrai ne. O Jėzus, jūs klysta, daktarė, jūs absoliučiai neteisė. Tokiu atveju mes daugumas turim dabar išmaniuosius laikrodžius, ar ne, yra ta funkcija. Ir ypač aurum žiedai. Irgi matau jau dabar, kas 5 mano pacientas juos nešioja. Įdomu tai, kad tie, kurie labiausiai sako, aš nestresuoju, jų kreivė yra išprotėjusi absoliučiai strese. Ir dar kas įdomu, jie kai įeina į stresą, išeina po 24 valandų geriausiu atveju. Tai noriu pasakyti, mes praradom ryšį su savim. Mes nesuvokiam. Buvo mokslinis tyrimas, kad psichiatrai jau keli metai apie tai kalba. Tai, kas šiam 1950-60 buvo laikoma, reiškias, šizofreniniai požymiai, šiai dienai mes visi su pliusu esam visi su tokiais požymiais. Taip, tai tą reikia irgi įsivertinti, kad mūsų tempas, informacijos rautas, kad jį suvirškint, mes turim truputį būti išprotėję. Ir visa visuomenė, ypač, sakyčiau, gal net Lietuvoje tas perfekcionizmas, noras šiandien padaryti viską 100 metų į priekį ir dabar yra ypatingai ryškus ir ką tai reiškia, tai kelia didžiulį stresą. Tai kalbant apie žmogų, kaip oda ir organizmas reaguoja, nežinau, ar jums nesimato turbūt. Matosi. Tai labai ta reakcija yra pradžioje, turbūt yra emocijos sureaguoja, ar ne, kas bet nutiktų, koks stresas, pirmiausia, mintis. Mintis tik tai sureaguoja, pasileidžia paskui mintis emocija. Ir emocija, jinai kokia? Tugi nesidžiaugi, kaip džiugu man nutiko kažkas. Ne. Kodėl man nutiko, kodėl tai taip. Ir tada, kas pasileidžia, kritika, priekaištai, tiesiog viduriavimas priekaištų savo. Sau, jeigu tu inteligentiškas išauklėtas, o jeigu nelabai, tai tada visi kiti kalti, taip? Bet vis tiek tai yra toksinė emocija. Ir dažnai nesusimastom, kai mes džiaugiamės, labai daug laimės hormonų patenka į kraujotaką. Užtenka nuliūsti, užtenka supykti. Viskas. Per milisekundės kraujyje cirkuliuoja visai kita biocheminė, reiškia, sudėtis kraujo. Ta nepamirškit. Gali sėdėti namie, auksiniam narvelį, pily gražiausiam, jeigu mintis negatyvios, destruktyvios, gali sirgti visom pasaulio ligom. Ir būti labai nelaimingas. Ir tai labai dažnai žmonės pamiršta, nes vėliau įvyksta somatizacija, tai reiškia tavo emocijos, mintis, jos transformuojasi ir pradeda veikti tam tikrą organą, nes žinot ar nežinot, bet mes esam biolaukas, magnetinis laukas, ar ne? Ir mes vieni su kitais komunikuojam, kodėl moteris jaučia. Tu gali nugarą stovėti, jinai viską žino apie tave, viską jaučia ir jau supranta. Vyras nieko nesako, jinai viską žino, ką jis galvoja. Todėl, kad yra daugybė kanalų, daugybė informacijos būdų, kaip gauti informaciją apie kitą žmogų ir mes tą ypač jautrus. Ir oda labai reaguoja į tą stresą, jin sausėja, jin serga, tiesiog šaukiasi. Taigi emocija, kūnas,
mintys, viskas yra labai susiję. Ir be abejo, pirma reakcija tai yra kortizolio didžiulis pliūpsnis į kraują. Ir man patinka kortizolį vadinti, jeigu jisai nuolat iššoka į kraują, banditų. Jisai puola tada bet kurį organą, jis stimuliuoja, provokuoja bet kokio organizmo uždegimą. Ir jam vienodai. Kuo organizmas jaunesnis, tai kas reaguoja? Tai aišku tik oda, nes tu dar nesugebėjai sugadinti savo to organizmo. Šitą mašinėlę mes gaunam 100 metų geriausiu atveju, pagal Bibliją 120 metų būtų gerai, kad jis gyventų. Bet ką mes darom? Sėdi vairuotojo, gazas, dugnas, bumtit sieną. Taip, savo mašinas tikrai, jeigu pagalvosite, prižiūrim geriau negu patys save. Nes apie odą apskritai niekas nesusimasto, kol jos nepradeda nežėti, kol jos neišberia, kol nesusiduri su ją, tai jinai mūsų gyvenime neegzistuoja. Tai tas labai svarbu žinoti, kad labai greitai stresas, pavyzdžiui, per naktį gali vaikui iškristi plaukai. Turėjau situaciją, kad berniukui 4 metai buvo nuostabi vasariška diena, namas, stiklinės durys, skersvėjis trenkė duris, stiklas krito mamai ant mamos durų sudužęs ir įsmigo mamai į veidą, į kūną ir, tai koks vaizdas, kraujai teka. To užteko, kad sekančią dieną vaikas atsikeltų su blynais, tuščiais blynais galvoj. Viskas. Kodėl vaikai turi, ta prasme, iškrito plaukai. Tas įvyksta neįtikėtinai greitai ir tą matau ir matome mes specialistai. Čia jau ne stebuklai, ne kažkokie anomalijos, bet tai yra tai, kaip mūsų organizmas reaguoja. Ir mes visi skirtingi. Vieni turi tokią stabilesnę nervų sistemą, kaip medžiai, juos sunku iš pusiausvyros išjudinti, ar ne? O kiti kaip pepušės lapeliai, nieko negali pasakyti, nes iškart miršta. Taip, tai ir tie žmonės, jie reaguoja. Šiandien parinkau keletą ligų, kurios turbūt labiausiai kasdieną bent po keletą pacientų ateina su tom ligom, tai yra aknė, tai yra paauglių problema, bet ir žmonių virš 20-25. Kodėl? Todėl, kad dabartinė atsakomybė, stresas labai kelia aknės bėrimus naujus. Egzema, tai yra dažniausia problema, 20% ir daugiau vaikų tik gimsta ir turi šią problemą. Ir tai yra be galo varginanti problema, nes tai ne vaiko problema, tai liga visos šeimos. Nemiega visi. Mes tiek turim atveju, kada jeigu vaikas serga, mama laiko vieną ranką, tėtis laiko kitą ranką ir jie taip 5-6 metus kankinasi 3 lovai, kad vaikas nesikasytų, ar ne? Tai ir nėra sprendimų, ir neranda atsakymų, užburtas ratas. Psoriazė, 2 pikai, kada jauni žmonės suserga, dažniausiai, kai yra genetinė predispozicija, ir vyresni, kada didžiulis stresas įvyksta, sudega namas, išmeta iš darbo neteisingai, susipyksta su partneriais. Dilgėlinė labai padažnėjo dabar per paskutinius 3-5 metus, be galo daug dilgėlinės atvejų. Staigiai pradeda nežėti, berti. Praktiškai moteris visos mes turim dilgėlinę, jeigu po dušo išeinam, krūtinė būna raudona. Tai čia irgi tokia, nuo karščio dilgėlinė gali būti, nuo emocijų, kai susijaudina visas kaklas raudonas. Tai rodo jautrumą. Ir plaukų slinkimas, kaip kalbėjau, tai vėlgi paaiškinsiu, kodėl. Visos šitos lygos jos yra autoimuninės. Autoimuninės tai reiškia pačio pasidarytos. Autoimuninė tai reiškia nuo tavo gyvenimo. Jūs tą girdėjot, kad kiekvienas dešimtmetis prisideda po vieną lėtinę autoimuninę ligą. Tai reiškia, kad ne kažkaip gyvenam. Tai tą reikėtų atkreipti dėmesį ir galvoti, o kągi galima padaryti. Dauguma, kai mes pradedam savo karjerą specialybėje mokytis, tai lygiai kaip ir jum. Kai pasižiūri bėrimus, tai vienodai kaip kiniečių raštas, jeigu jo nemoki. Nieko nesupranti. Tu matai, kad tai tikrai yra bėrimai,
bet ką jie reiškia, kodėl atsiranda, neaišku, bet su laiku vis dažniau džiaugiuosi, kad daugybė klasikinės modernios medicinos gydytojų pradeda apie tai kalbėti pacientam, nes ajurvedoje, aš daug domėjausi ajurvedą, vedų kultūrą, apie tai kalbėjo jau 5000 metų atgal, apie visas odos susirgymus, kokie, dėl ko jie atsiranda ir kaip, bet šitos, sakykime, negatyvios emocijos, jos pačios žalingiausios, atrodo, kas čia tokio, paliūdėsiu truputėlį, kokią dieną, 2-3 mėnesį, ar ne? Susierzinimas, nekantrumas, pyktis, impulsyvumas, pavydas, jo daug kas neižvelgia, kad tai slepia, ar ne, ir yra dvasinių dalykų įvairių, skausmingų, vertybinių dalykų, kur tiesiog žemė sujuda, ar ne, ypač tie giluminiai, vertybiniai, religiniai dalykai, kur paliečia žmogų giliai, ypatingai duoda tokį atgalinį, sakykime, smūgį organizmo, jeigu žmogui sukrečia ir jam sunku susitaikyti. O taip atsitinka. Taigi, išbėrimas tai rodo, kad įvyksta didžiulis vidinis susierzinimas, kuris išeina į vidų ir tie taršalai, bėrimai yra tarsi taršalai parodantis, kad pas mane daug įtampos viduj. Ir žmogus dažniausiai tikrai labai slepiam visi savo jausmus, nes kodėl? Kaip auklėti? Mes visi auklėti, nenorėk, neprašyk, nesakyk, nesiskusk, neparodyk, negražu, taip nepriimta. Mes turim daug taisyklių visuomeniai. Ir kaip ir gal gerai, mes visai nenorime žinoti kito žmogaus bėdų dažniausiai, ar ne, nes savo turim iki viršugalvių. Bet iš kitos pusės tam žmogui, kuris neturi su kuo pasikalbėti, jam tampa neįmanoma gyventi. Ir atsiradęs nežėjimas, tai būtent tų užspaustų emocijų slopinimas ir žmogus matosi, kad jam trūksta meilės, šilumos, dėmesio, tos netgi elementarios šypsenos. Ir turbūt labiausiai iš visų savybių, kurių dažnai su pacientais aptarinėjom, turbūt didžiausia bėda man yra, kaip išmušti kritiką, savikritiką. Ta savivertė. Pažiūrėkit, kiek mes turime ir kiek yra gražių, nuostabių, labai gabių moterų, labai sėkmingų, bet jų savivertė yra tragedija. Vyrai, labai daug sėkmingų vyrų irgi. Savivertė darbe gal labai didelė, bet namie daugumas yra despotai. Ne? Tai noriu pasakyti, kad mes daug rolių turim, labai gražiai mokam maskuotis, bet dėja tai vis tiek kažkokioj sferoj prasimuša. Labai svarbus momentas, kad jeigu girdėjot, negirdėjot, atrodo, kad mes esam kūnas, oda yra kaip barjeras ir viduje yra organai, ar ne? Ir mes kažkaip judam, vaikštom, nesubyram, kaip meduza vonioj neištirpstam, ar ne? Nes kažkaip mūsų saugo tas barjeras oda. Tai buvo didžiulis smūgis, gal prisimenu, prieš 20 metų buvo labai didžiulės diskusijos tarp mokslininkų Europoje. Kaip jie nustatė, kad odoje, ta prasme, žmogaus organizme nėra nei vienos ertmės be bakterijų, grybų, virusų. Nei vienos. Atrodė, obuolį nėra. Yra. Kelios sąnariai sterilų, nieko panašaus. Tai buvo labai germofobams didžiulė, tiem, kurie bijo mikrobų, didžiulė panikos atakos, ką daryti, nes mes praktiškai milijonus turim viduje. Tai juokauju pacientam ir studentam, sakau, jeigu kada pasijauti labai vienišas, kad niekas tavęs nemyli, neturi draugų, tai tu žiauriai klysti. Hebros turi kompanijos labai daug aplinkoj, tai tu niekad vienišas nesi ir žmogaus ląstelių yra tik viena dalis lyginant su 10. Tai to nepamirškite, jeigu ką pasikalbėkite, turit su kuo pasikalbėti ir pabendrauti. Ir ta mikrobiota kiekvieno žmogaus yra kitokia, odoje yra netgi pažasti yra vienokia, kirkšnė kitokia, tarpupirštė kitokia ir prie bambos kitokia, kaklė kitokia. Tai reiškia, jie irgi turi savo gentis. Taip, irgi jie komunikuoja ir turi susitarti.
kad visi draugiškai gyventų. Tada yra kitas momentas, mūsų pats stipriausias imuninis organas, tai žarnynas. Tai ten yra daug kilometrų, kur tiesiog tos bakterijos turi gerą gyvenimą. Bet kas yra svarbu? Stresas, susinervinau, 1000 bakterijų numirė ant senelių, jau guli. Ta turėkit omeny, stresas veikia žarnyną. Ir kai mes, tas angliškas posakis gut feeling, reiškia, kad tu jauti žarnom pokyčius, nerimą, tai pirmas dalykas sureaguoja žarnos, antras dalykas sureaguoja oda, po to galbūt dašyla mum. Galbūt. Tai va toks yra ryšys ir tas ryšys yra žarnyno smegeno ašis, bet koks stresas pakeičia mūsų mikrobiotą, dėl to tikrai labai svarbu, visi rūgę produktai mums tikrai reikalingi, kaip jogurtai, kaip sakykime, pienas gal ne visada saldus tinka, bet apie tai reikėtų pasidomėti. Žarnyno barjero pažeidimas, kai stresas, pralaidumas padidėja, bakterijų dalelės patenka į kraujotaką, tada įvyksta imuninė reakcija, bėrimai atsiranda, organai sureaguoja, imuninės sistemos disbalansas atsitinka. Ir svarbiausia, jeigu žinote, kad probiotikai, prebiotikai, jie dažnai dar vadinami psichobiotikais, nes jie tiesiogiai žarnos veikia mūsų psichiką, gali būti vien dėl to depresija. Ir labai retai kas tą žino, kad labai mums svarbu visuma, ar ne? Nėra nosies atskirai, kad jin gyventų be mūsų, nėra širdies, kad jinai galėtų gyventi be kitų organų. Tai kaip ir gyvenime, taip ir organizme, visi, kaip sakant, ranka plauna ir visi yra susiję. Ir norėčiau pradėti truputį giliau įsigilinti tam tikras ligas ir mes paskiau galėsim diskutuoti, kas yra egzema, kas yra alergija. Vaikas, kūdikis, mėnesio, galbūt kelių dienų. Dažnai aš konsultuoju ir vakar gimusius, be odytės gimusius, su žaizdom, kraujuojančius, šlapiuojančius odą. Ir tie vaikai prastai geriausiu atveju iki 8 metų išauga tą egzemą, bet 8 metai, 6 metai yra gero pragaro visai šeimai, ar ne? Ir vėliau būna iki paauglystės pagerėja, paauglystė neretam paūmėja, vėliau vėl atsitraukia ir vėliau priklauso nuo tam tikrų epizodų gyvenime. Kas yra egzema? Egzema be abejo tai yra prigimtinis jautrumas. Prigimtinis, tiesiog tie žmonės gimsta su didžiuliu noru pakeisti pasaulį. Ir tai yra labai gerai, jie yra totaliai perfekcionistai. Ir aš visada sveikinu žmonės, kurie nori gražinti pasaulį, bet kokiu kaina, kaip tai daro. Reikia irgi mokytis tą daryti. Ir jie dažniausiai sprogsta, jie nervingi, impulsyvūs, jie nelaiko dėmesio, jie neišsėdė nei 30 minučių pamokose, mokytojų jų nemėgsta, jie hiperaktyvūs, tas irgi yra sindromas jiem. Daugumas turi irgi autizmo spektro sutrikimų, bet tai yra labai gabūs, labai muzikalūs vaikai, juos reikia matyti kitaip. Ir jeigu tėvai supranta, o būtent tie vaikai yra bosai nuo gimimo, jie kiekvieną šeimoje bantukus suriša ir padaro kaip jie nori. Geruoju, gražiuoju, maldavimu, isterijom, destruktyviais elgesiais, bet esmė jie visada pasiekia savo. Taigi apie tai mes labai dažnai su pacientais kalbam. Tu nepadėsi egzemą sergančiajam, jeigu nesuprasi, kaip jis mąsto, kokį jis turi charakterį, kaip jis elgiasi ir ko jam reikia, ko jis visa oda rėkia. Ir tikrai patikėkit, tiek bendraujant su tėvais, tiek bendraujant su vaikais ir suaugusiais, labai dažnai jie tos sąsajos nemato. Ir tai, kad jiem yra ir noras kontroliuoti, ir pedantiškumas, trūksta saugumo, meilė ten yra absoliučiai, kiek beduosi meilės, tiek negana, niekad nebus patenkinti. Ir svarbiausia, kad jie, pavyzdžiui, jie tokio lygio vaikai, kad 6 mėnesių kūdikis, jeigu mama duoda buteliuką,
tai ne tai, kad netinka, ne to šiltumo pienas ir jisai isteriją kelia. Tai va tokios, kaip sakyti, labai skiriasi tie vaikai, bet, kaip sakau, jie turi tokį didžiulį potencialą, jūs reikia teisingai auklėti. Ir dažna klaida, kad tėvai jau pavargsta, nusileidžia, o tiem vaikam, ką kalba daug psichologų, psichiatrų, jiem reikia griežtų ribų, nes jeigu tėvai nusileidžia, skysti, nesilaiko ribų, vaikam atrodo, kad jie nesaugus ir tėvai nesugebės jų apsaugoti. Taigi, žodžiu, čia atskira tema, ilgai galima kalbėti, ar galima tiem žmonėm padėti taip. Bet reikia keisti viską mąstymą, elgesį. Tie vaikai nėra nei invalidai, nei sergantis. Tiesiog reikia labai dirbti su tėvais, nes dažniausia problema tėvų mąstyme. Tėvai per daug saugantis, per daug ta prasme, neleidžia vaikam irgi reikšti savo emocijų. Jie nemoka reikšti emocijų ir jų niekas nemoko, jiem tik tai liepia slopintas emocijas. Tai aišku, tada išsprogsta per odą. Ir mes apie tai labai daug kalbame. Dilgėlinė irgi labai žmonės susirga tie, kurie absoliučiai nesugeba kontroliuoti savo emocijų. Kaip supynėse laivelio. Jie absoliučiai taškosi, sakau, jūs kaip baloj taškotės. Visos emocijos vienu metu, isterijos vienu metu, nelaimingi vienu metu, džiaugsmingi vienu metu. Oda neatlaiko, oda išprotėja, daugėja. Man labai patinka endobiogenikos specialistai, todėl kad būtent jie gali parodyti, ant kiek tavo receptoriai nuo streso išprotėja. Ir kas darosi, nes alergologai gali nieko nematyti, dermatologai kraujo tyrime gali nieko nematyti, tuo tarpu endobiogenikai gali atsakyti tą klausimą ir tai labai akivaizdu. Taigi visada sergantieji dilgėlinę mes būtinai gydome mikrobiotos visus sutrikimus, mes visada skiriame nuo padidėjusių receptorių išprotėjimo antihistamininius vaistus, tepamus vaistus ir svarbiausia, jiem reikia paaiškinti, kad jiem viską reikia raminti, ar ne? Pirmiausia, pažinti, ką jie jaučia, ką jie mąsto ir ką paslėpia giliai. Aknė. Aknė yra labai įdomus susirgymas, todėl kad daug metų, jeigu jūs klaustumėt, ir aš atsimenu, prieš 20-30 metų aknė buvo tik tai grožio problema. Praktiškai, jeigu ateidavai su aknė, sakydavo, ką čia dėl nesąmonių mane trukdai, eik lauk, eik pas kosmetologę. Tai tik kosmetologės gelbėdavo visus sergančiuosius aknę. Ir ačiū Dievui. Bet ilgainiui pažinus aknę mechanizmą, išaiškėjo, kad tai ypatingai liga susijusi su pykčiu, su stresu, su pergyvenimais ir kodėl jinai startuoja būtent paauglystėje, todėl kad tada pasileidžia testosteronas, hormonai, tu negali valdytis, tiesiog viduj drasko tave į visas pusės. Jaunas žmogus, paauglys, jisai visai nesuvokia, kas su juo darosi. Ir to pasaulio nesuvokia, ir tų tėvų nesuvokia, ir visur priešprieša, jam labai sunku. Ir paauglių tikrai labai daug turiu. Ir kuo sunkesnė aknė, o aknė sunkesnė yra jeigu matote, kad kyla raudoni mazgai, pūliniai, ir jeigu pamatote, kad lieka randai, kaip šituose nuotraukos, tai visada reiškia, kad tai yra labai sunki liga, nuo kremukų ir prausiklio tikrai nepraeis, ir kad būtina gydyti. Ir gydyti iš esmės, išaiškinti, kas su tuo žmogum negerai. Daug turiu atvejų, kada nors gal turėsiu laiko parašyti knygą, bet buvo atvažiavus mama, atsivežė paauglį. Nuostabus paauglys. Mama neturi, sakė, nesusikalbu su juo. Piktas, loja, kandžiojasi, loja, toksai tikras normalus paauglys. Ir sako, atvežiau, nes sako, man jį kažkaip reikia sugydyti, nes sako, baisiai atrodo, negražiai atrodo, jam vienodai, bet aš jau jį atitempiau. Tai kai atitempia tą paauglį, aš vis tada klausiu, o tu pats nori gydytis, ar tu pati, nes mergaitės lygiai taip pat elgiasi.
Ir įdomiausia tai, kad, sako, įvairiai būna, sako, man vienodai čia mamai reikia. Bet nepaleidžiu visada tokio paciento, kartais paprašau tėvų išeiti, nes labai svarbus kontaktas, ar ne? Labai svarbu man, kad tas žmogus suprastų, ar jaunas, ar vaikas, ar vyresnis, kad jis suprastų, kad tai yra visų pirma jo atsakomybė. Ir tas jaunuolis sako, tai gerai, žiūrėk, tu tiesiog daryk visą tą patį, tik nuleis gazą. Sakau, tu gali daryti su džiaugsmu viską. Jis taip pažiūrėjo, sakau, ar tu mane supratai, ką turiu omeny? Sakau, jo, supratau. Ir sakau, tai va tu tą patį, tu sportuok, ten turi būrelius, visą kitą, sakau, tau viskas gerai, tik gali tą įtampą nuleisti, gazą nuleisti. Ir aš paskiau, kadangi per pažįstamus, taigi visi kažkaip Lietuvoje per vieną žmogų visus pažįsti, tai skambina po mėnesio ir sako, ar tu žinai, pas tave buvo prieš mėnesį tokia šeima. Sakau, prisimenu, sakau, labai įspūdingas jaunuolis toksai. Sako, ar tu žinai, sako, jis atsisėdo į mašiną, išpūtė ir pradėjo dainuoti. Švilpau, dainuot, niuniuot, mama šoką gavo. Jis sako, gyvenime nesu girdėjus, sako, ir viskas, ir ryt, poryt, užporyt ir baigė seknę. Tai vat, čia nestebuklai, ar ne, čia nieko stebuklingo, čia tiesiog supratimas, savęs pažinimas, jis suprato ir vyrai ypatingai nuostabiai vykdo užduotis. Tai labai aknę reikia gydyti ir aknė labai dažnai yra, labai pagrindinė tema prie aknės yra visiškai negaliu priimti savęs, visiškai atotrūkis, kaip aš jaučiuosi viduje ir kaip aš atrodau. Ir jie negali susitikti. Tai vat, apie tai dažnai kalbu, kad visada konsultacijos metu aš apžiūriu kūną, nuosekliai apžiūriu visą kūną, išklausiu, duodu testą, ar ne? Kartais duodu testą, nes jeigu tiesiog viską išvardinsiu, žmonės išsigąsta. Ta galiu pasakyti tik žiūrint į odą, todėl kad turiu ilgametę patirtį ir man tai labai įdomu. Ir aš domiuosi, kas su žmogum negerai. Bet yra kitas dalykas, kad niekados neduodu vaistų, kol neišaiškinu žmogui. Žiūrėk, tu nepagysi, jeigu šito nepadarysi. Per mano konsultacijas labai daug žmonių verkia. Todėl, kad neturiu laiko ilgai ratais kvadratais eit, man reikia pataikyti tą pūlinį. Ir kadangi aš dažnai jaučiu, kur tas pūlinys, sakau, žiūrėk, va čia tavo problema ir tu turi, pavyzdžiui, kaip ateina moteris niešti genitalijas. Taip niešti, kad jin turi gribliuką ir drasko ten. Ir jūs nejuokaukit, įsivaizduojat, tai yra bemiegės naktis, neįmanoma susikaupti, nedarbinga. Ir bėda yra, ir aš sakau, kokie santykiai pas jumis su vyru? Vyras, sūnus, tėvas, brolis. Ir dažniausiai vienas iš tų grandžių, kur yra silpniausia grandis, būna arba geria, arba narkotikai, arba kažkokie kriminaliniai sūnus, kai patenka į visokias bėdas, arba despotas vyras, arba ką. Ir išsigąsta nuo tokio klausimo, nes visada neigi. Sakau, betgi jūs neprisipažįstat. Sakau, man esmė, kad jūs išgirstumėt ir kažką tuo klausimu darytumėt. Ne visada gali visus pamest, pabėgti ir išskristi į kosmosą taip, bet tu visada gali pradėti galvoti kitaip. Truputį, ar ne? Pasirinkti. Ir psoriazė, tai Indijoje ją gydo visiškai kaip psichinė liga. Tai visas fokusas yra į kepenis, nes kepenyse daug pykčio, žvynelinės sergantieji neįsivaizduot kokie pikti. Tik nesimato. Nesimato, nes jie labai išskirtiniai žmonės, jie tiek savyje kaupia, jie viską patys daro, jie visas problemas laižosi, visas žaizdas patys, su nieko nesidalina ir
Šiaip žavu, todėl kad labai vyriška, jeigu tai vyrai, ar ne, nebobos neįskydė ir neužmeta rūpesčių ant moterų, bet moterų irgi daug serga ir Lietuvoje daug sergančių yra. Tai rodo tvirtą charakterį, bet užspaustą emociją. Labai negražiai pasakysiu, bet taip kalbu konsultacijų metu, sakau, to šūdo per daug pas jumis, jūs jį turit paleisti. Nes laikymas, nuoskaudos, nepaleidimas yra irgi tiek aknės tema, tiek žvynelinė. Jie labai jautrus, jie ilgai pyksta. Ir tai irgi palaiko ir paūmėja. Ir jie labai ypatingai jautrus viduj, todėl 2/3 sergančių stipriai geria. Geria, rūko, įtampa. Aš niekada nesakau, mesk rūkyk ir mesk gerti. Žinot kodėl? Jeigu jis tą padarys, jis gali dar labiau susirgti arba išprotėti. Ir už tai gali atsisakyti kažkokio žalingo įpročio, nes jeigu tau viskas gerai, tau, gal taurę norisi vyno su draugais. Bet kai jau geria, tai reiškia, jam taip dušę skauda, jam reikia užpilti smegenis, savigraužą, kritiką. Viską reikia užslopinti. Už tai ateina narkotikai, už tai ateina didelį kiekį alkoholio, už tai reikia tas soskės čiulti, kaip sakiau, šitos visus vaipinti, ar ne? Kodėl? Todėl, kad greitas nusiraminimas. Ir žmonės to nesupranta, bet vėliau sakau, tiesiog aš suprantu, kad tau reikia greit nusiraminti, moteriam šokoladas, ar ne? Jeigu tave traukia prie saldaus, ką reiškia, tu labai emocionalus. Ir reiškia, ir tavo emocijos labai laiminga, greit labai tragedija. Ir iš tos tragedijos tave greitai šokoladukas ištraukia. Taip, tai ir gerai. Tai aš visada sakau, jeigu šiandien, čia ir dabar tau reikia greitai pagalbos, gerai. Ir skundžiasi, moteris sako, jisai stopkė išgeria, sako, tik tada gali kalbėti, jeigu stresas grįžta iš streso. Sakau, o tu žinai, ką reiškia versle stresas? Sakau, tu neįsivaizduoji, jeigu tu ne versle. Tai noriu pasakyti, kad mes dažnai neįvertinam problemos sunkumo ir mūsų patarimai būna neadekvatus, ar ne? Tai už tai noriu pasakyti, kad labai lengva duot patarimus ir lietuviai labai džiugiai dalina juos neįsigilinę, bet iš tiesų kartai žmogui reikia labai įsigilinti, kad suprasti, o kasgi jam padės, kas jam geriau. Ir plaukų slinkimas, tai yra hormonai. Testosterono lygis gali šoktelti tiek moterim, tiek vyram. Gali būti vitaminų, mikroelementų stoka. Dažniausiai visada randu labai didelės stokas ir geležies, ir vario, ir vitamino D trūkumus, ir cinko trūksta, ir B12 trūksta, folio rūgšties trūksta. Mes tikrai nuvarom savo organizmus. Kas labai svarbu, kad toksiniai veiksmai, sakykime, stiprios virusinės, bakterinės infekcijos, jos irgi, jeigu tu susirgai, po mėnesio, po 2 savaičių labai slenka plaukai. Ir tai normalu. Todėl, kad taip organizmas reaguoja. Bet labiausiai yra lėtinis stresas, pyktis, toksai vidinis ar ne, ir svarbiausia baimės. Plaukų kritimas tai ateities baimė, nesaugumas. Ir dabar tai labai normalu mums. Jeigu plaukai krenta, tai viskas ok, nes nežinom, rytoj tie dronai atskris ar ne. Ar ne? Tai prieš 2 savaitės turėjau konsultaciją pakartotinę ir mergaitė labai graži, jinai susirgo vitiligo. Vitiligo tai baltmė, kada kūne atsiranda baltos dėmės ir staiga neaišku dėl ko. Ir aš pamačius tą mergaitę mokosi geriausiai, vis 10 būrelių lanko. Ir mama sako, ne, jin streso neturi. Sakau, jin labai daug turi streso. Ir sakau, jūs tiesiog ramiai, mes neturim tiek laiko per konsultaciją, bet sakau, jin tikrai turi stresą, jos problema čia. Sakau, namie abidvi pasikalbat, ryšys geras, pakalbėkit. Mama grįžta sekančią konsultaciją ir sako, ar žinot, sako, koks įdomumas, jos didžiausias stresas, sako, ko labiausiai karas. Sako, mes gyvenime namie nekalbėjom apie karą.
mes iš vis tą temą televizoriaus nežiūrim, tos temos neliečiam. Ir jinai sako, aš paniškai bijau karo. Ir jinai vaikas kažkokiu būdu seka tą visą informaciją. Tai paciento ištyrimas be abejo, kai matome bėrimus, aš pati labai mėgstu kraujo tyrimus. Kraujo tyrimai jie labai reikalingi, todėl kad jie parodo prie odos ligų, ne visada jie yra normalūs kraujo tyrimai, bendros kraujas, gliukozė, ten, sakykime, elektrolitai, kuriuos daro šeimos gydytojai, jie visada būna normos ribose. Ką reikia žiūrėti? Hormonus, skydliaukės, hipofizio, antinkščių ir mikroelementus, nes oda labai jautri jų pokyčiam. Ir čia norėčiau pasakyti, kad įprastai tam tikros emocijos ilgai užsibuvusios, jos sukelia tam tikrų organų ligas. Pavyzdžiui, didelis liūdesys, nuoskauda, plaučių ligos. Net gali būti nuo plaučių tuberkuliozės iki vėžio plaučių. Nerimas, baimė, inkstų ligos, priepuoliai inkstų gali būti. O širdis, tai visi geraširdžiai turi širdies problemas, ar ne? Pyktis, frustracija, kepenys, kyla furunkulai, pūliniai. Ir skydliaukė yra, tai išvis emocionalumas didelis. Ir be abejo, matuojam ir kortizolio kiekį, ir širdies ritmą, na ir uždegiminius citokinus. Taigi, oda kalba ir ją tikrai reikia klausyti ir dėja gydyti ne tik tai kremu. Ir noriu pasakyti, kad pirmiausia, net ir gydytojas, ką visada turime paaiškinti, kad tu turi fokusuoti šiai dienai tikrai į dalykus, kurie tu gali kontroliuoti. Labai daug dalykų negali kontroliuoti aplink save, ar ne? Vienintelis, ką galvoju, ką jaučiu ir kaip gyvenu. Ir tik žinoti, kad negaliu kiek nori ilgai galvoti, ypač negatyviai, ir negaliu ilgai liūdėti ir jaustis blogai ilgai. Turi būti disciplina. Kaip dantis valytis, kaip toliau, ką noriu pasakyti, ribotai. Buvo prieš 2 metus tyrimas ir buvo tyrimo rezultatai, kad įvyksta stresas, susinervavau labai stipriai, visas organizmas ūžia, kortizolis, visi hormonai į kraujotaką patenka, susitraukia receptoriai, kraujagyslės, pradedu prakaituoti, pradedu drebėti nuo adrenalino kiekio pertekliaus ir silpna, jėgų staiga netenku, kiti staigiai užmiega. Bet esmė tame, kad pats organizmas po 12 minučių vidutiniškai grįžta į normą. Tokia yra sveiko organizmo reguliacija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes vėl pradedam galvoti, vėl susiparinę, vėl susinervinę, vėl pas save užvedė, ar ne? Tai čia labai reikia išmokti, aš tai išmokau labai seniai. Aš išmokau būdama 18-20 metų šitą pratimą pasidariau. Tai tikrai patikėkit man, kas be nutinka, įkvepiu, iškvepiu. Turi grįžti save, ar ne? Nes esmė iš bet kokios duobės, už plaukų, už kojos, už ko nori save tempilau. Be gailesčių. Pagailėsit save vėliau. Taip, tai jokių būdų, kas be nutiko, mano, kaip sakau, didžiausia filosofija, kurią remiuosi paskutiniais, nežinau kiek, 20 metų. Nieko tokio, kas be nutiktų ir ką darau, kai tikra blondinė, be jokių filosofijų daugiau. Taip, todėl, kad tai man sutaupo tiek daug energijos, nes kai tu pradedi galvoti, kas kodėl, kaip, ką, kas padarė, ką pasakė, taip toliau, mes tiesiog visą savo energiją nuleidžiam į klozetą. Mes jos netenkam. Ir tuščiai, nes nieko naujo nesugalvosim. Taip, tik ramybė ateina teisingi sprendimai. Dažnai aš ką padarau, jeigu turiu problemą, čia ir dabar priimu sprendimą, jeigu nežinau, kaip tai spręs, užduodu ir pamirštu. Ir vieną rytą atsikeliu ir visi sprendimai yra. Bet taip treniruotis reikia patiem ir ne kartą, ar ne?
Ir be abejo, kada reikia pagalbos, jeigu yra bėrimai, nepraeina ir nepadeda, sakykime, po mėnesio, po kelių savaičių, jokie kremai, vaistinės, iš vaistinių pirkti prausikliai, kremai nepadeda, vis tiek reikia rodytis gydytojui dermatologui. Jeigu yra problema ir tu negali susitarti su savim, nerandi sprendimo, nemoki, nežinai ir nepadeda jokie nei knygos, nei paskaitos, reikia kreiptis ir į psichologą, ir dietologą, ir specialistus, netgi kaučerius. Nes mes turim gydyti visą žmogų, ar ne? Kas labai svarbu, čia gal trumpai peržvelkit, kad kokios lygos būna su kokiom emocijom susijusios. Ir praktiškai visada tiesiog ant kaktos parašytos šitos emocijos, jei matome, kad pa žmogų yra kokia oda, jeigu yra rožinės, seborėjinis dermatitas. Ir tas, kada pradeda žmogus norėti kažką keisti savo gyvenime, kada iš tikrųjų jisai užsiknisa nuo savęs, kada pavargsta nuo savęs, kada jau viskas gana. Ar ne? Lietuvių kantrybė yra tikrai didžiulė ir visgi santykių su kitais neįmanoma, jeigu tu gerų santykių, gero emocijų neįmanoma, jeigu tu neturi savo ribų. Taip ir daugumas visgi tų ribų nenusibrėžia. Ir kažkada, aš prieš kokią 10 metų, kadangi aš psichoterapiją, psichologiją, ezoteriką, visokiais tokiais dalykais domiuosi nuo mažens ir man tai įdomu ir tai man labai padeda mano klasikinės medicinos darbe, nes klasikinė medicina urgentinė, gelbė čia ir dabar, supūliavo apendicitas pjaunam, niežti duodam vaistus slopinam, dantis supūliavo traukiam, ar ne? Bet čia yra būtina nuostabi pagalba techninė čia ir dabar, vėžys reikia gydyti. Bet labai svarbu suprasti, kodėl tu susirgai ir ką daryti, kad tai nesikartotų, nes jeigu tu sugydei vieną organą, o čia nieks nepasikeitė ir čia nepasikeitė, sirg sekantis, koks skirtumas, eina vagėsi pas kaimyną. Taip, tai esmė tame, kad jeigu jau tave apvagė, tai jau eis pas kitus, ar ne? Tai labai svarbu, kad keistusi emocijų išraiška, mokytumėmės išreikšti emocijas, paleisti emocijas, dabar iš tiesų tas ar per judesį, ar per šokius, ar tarp šnojimą, savistabą, nes tu turi pradėti atsisėsti ir pakalbėti su savim. Ir pažiūrėt, o kas mano viduj darosi. Dažnai rekomenduoju pacientams rašyti, bet rašyti ne taip, kaip aš nuostabiai jaučiuosi. Ne, nekenčiu ko, nemėgstu, nenoriu daryti. Tu net garsiai niekada šito nepasakai niekam. Ir ypač to nekenčiu, bet pradžioje beveik nieko neparašai, kas įdomiausia. Bet vėliau, kokią per savaitę, pažiūrėk, visas A4 formatas užsipildo. Tada visą tai reikia arba suplėšyti ir į tualetą nuleisti, arba sudeginti. Nes tai yra energetinis toks pratimas, ar ne? Bet jis labai labai veikia. Pabandykit, tai palengvėja neįtikėtinai. Dvasinės praktikos, profesionalų pagalba irgi didžiulis dalykas. Tai jeigu beria odą, aš visada sakau, ačiū Dievui, jūs išbėrė. Aišku, nelabai patinka pacientam, bet aš sakau, bet suprantat, aš matau, čia yra jūsų problema. Ir jeigu oda būtų išberta, tai sakau, jūs sužalotumėt save. Jinai sako, gelbėkit. Ir kaip sakau, odos bėrimas, tai reiškia meilės laiškas man. Ką jūs ateinat, atnešat meilės laišką savo odą, aš jums išverčiu, ką tai reiškia. Tai va tas būtų smagu, kad nereiktų eiti pas gydytoją ir patys suvoktumėm, kas vyksta ir kad mokėtumėm pakvepuoti, kad daugiau džiaugtumėmės, būtumėm dėkingi, nes tai labai svarbu. Ir atkreipkite dėmesį, labai dažnai žmonės, tie, kurie negali priimti savęs, jie nemėgsta masažų, jie netepa kremais, nes bet koks prisilietimas prie odos jam yra atgrasu. Ir yra žmonių, kur negali prisiliesti, sako, skauda, jie net atšoka. Bet tai nėra atsitiktiniai, jie taip ir jaučiasi, jiems taip ir atrodo, kad
tiesiog jie oda kaip spigliai ežio. Ir čia yra, galėtumėt nusifotografuoti, tai čia yra daug ritualų, kas tikrai praktiškai padeda. Aš pro juos visus esu prieš daugiau, 20 metų ir daugiau pabandžius praeiti. Ir reikia visada pasirinkti savo mėgstam, ar ne, kaip mes mėgstam skaniausias vaisius, skaniausias patiekalas. Tai pratimą irgi reikia kažkokį pasirinkti tai, kas džiugina. Labai daug mokymų yra priversk save, daryk. Apie tai, kad kankink dar labiau save, nevalgyk, draus, nedaryt ir taip toliau. Gal gana. Gal reikėtų kaip tik daugiau mums daryti, kas mus džiugina. Ar ne, kas mums linksmina, kas padeda ir taip sunkiam gyvenime gyventi, nes jau viso šai ir taip per daug, ar ne? Miegas odai yra tiesiog būtinas. 2 paras aš jūs čia užrakinčiau ir neleisčiau užmygti, todėl kad vis kalbėčiau, jūs jau į 2 parą pradėtumėt kasytis. Todėl, kad oda nemiegant labai sujautrėja, skrendant lėktuvu susausėja, perskridus ypač transatlantiniai skrydžiai, nemiegojimas, stresas, oda iškart sausėja, tai labai svarbu. Ir kitas dalykas, visa psichika ilsis, jeigu mes nueiname miegoti tarp 10 ir 12. Principė, iki 12 ilsisi visa psichika, taršalai atsinaujina ir išsivalo. Po 12 ilsisi tik raumenys ir kauliukai. Ir jeigu tu eini po 12 miegot, tai nieko nebus. Ir aš tiek, jeigu, pavyzdžiui, dauguma pradeda berti, jeigu pradeda naktinius budėjimus. Ir, pavyzdžiui, negalėjau vyrukui sugydyti žvynelinę, sakau, bėda yra tavo naktinis darbas, būk geras, pakeisti dieninį. Sako, niekaip negaliu, gerai apmokamas, aš vadovas ten, ar taip toliau negaliu. Ir gerai, sakau, tai ką dabar, tai tada gydom geriamais vaistais, tais, anais, bet aš turiu didinti, reiškia, agresyvumą gydymo. Sako, neturiu pasirinkimo. Gerai, tai irgi pasirinkimas, ar ne, nieko nekeist. Ir galiausiai jisai džiugiai ateina po 3 metų, sakau, tai kur tavo bėrimai? O tai pakeičiau, sako, darbą. Tai, sako, atėjau pasirodyt, kad jūs buvo teisi, sako, darbą pakeičiau, sako, po mėnesio dingo bėrimai. Tai tikrai labai svarbu. Mityba yra tiek dabar maitinimosi būdų, bet jeigu jūs jaučiat save ir turit ryšį su savim, tai kūnas labai dažnai pasako. Įprasta, ką aš pastebiu, kad mes visgi intoksikuojamės maistu. Ką reiškia? Jo tiesiog per daug. Papildų per daug, maisto per daug, mums tiek nereikia, kad mes galėtumėm funkcionuoti, ar ne? Tai gal tiesiog mažiau sveikesnio, gyvo, mažiau perdirbto, daug yra dabar pasipriešinimo dėl vaisių, dėl gliukozės, daug kas keto dietos laikosi prieš uždegiminės. Taip, trumpam laikui taip, bet nereikia pamiršti, kad moters charakteris nuo persiko, nuo obuolio labai gerėja, nuo vyšnių, aviečių. Taip, tai yra nuostabu, bet omega, polifenoliai, vitaminas D, selenas, magnis, antioksidantai labai svarbus. Jeigu esame mes dideliam strese, vitamino D visų pirma suryjam labai daug ir jo pastoviai netrūksta, nes reikia žarnom, odai, smegenim, plaukam. Antras, per žarnyną nuo streso neįsisavina. Per odą vitaminas D labai mažai pasigamina. Tai tiek, kiek mums poreikis dabar padidėjęs, jo neužtenka, niekaip. Tai reiškia, kad jūs visi turite, mes visi turim gerti vitaminą D papildomai, nes jo kaip kūro reikia, mašina nevažiuos. Ir antras dalykas, jeigu vis tiek kiek begeri neįsisavina, reiškia streso lygis per didelis. Tada turit gerti plus K2 plus magnį. Magnis tas, kuris geriamas vakare, todėl kad kitaip nervų sistema jūsų nerami būna. Ir aišku, antioksidantai, tas aktualu vyresniem jau virš 35 žmonėm. Judėjimas tai labai svarbus. Longevity, visos anti-age'o programos, kodėl apie tai kalba? Todėl, kad ne tik, kad mes nestorėtumėm, nepriaugtumėm svorio ir taip toliau, nes svoris ne apie tai. Svoris yra
savisauga. Gali būti tikrai gerti tik vandenį ir gali pūstis kaip balionas. Kodėl? Todėl, kad svoris yra kaip apsauginė, barjerinė funkcija, kai žmogus bijo, kai žmogus nesaugu, kaip jis negerai jaučias, tai tas svoris kompensuoja ir jį apsaugo nuo aplinkos. Tai va tą reikia žinot, kad dažnai reikia ne mažiau valgyti, o pasižiūrėti, kaip jaučiuosi, ar ne? Ir aišku, judėjimas svarbus. Kodėl? Todėl, kad be raumenų masės nevyksta metabolizmas geras, energijos ryškis, apykaita, maisto apykaita nevyksta gera. Ir judėjimas mažina kortizolio kiekį, didina endorfinų, laimės hormonų kiekį ir reiškia, veikia per autonominę nervų sistemą ir elementariai ir veikia net žarnyną judėdami. Tas labai svarbu, kokie būdai. Vėlgi, vienam reikia kelti svorius stiprius, kitam reikia, pavyzdžiui, ne visiems tinka joga. Labai mes turime patirties daug, kad nueina, pradeda lankyti jogą ir realiai psichiatrinėse ligoninėse atsiranda. Kodėl? Jeigu tu pradedi kelti tai, kas paslėpta, pirmiausia reikia iškratyti. Bėgti, lėkti, važiuoti, eiti, žodžiu, kuo daugiau išleisti energijos. Tai pirmas dalykas. O vėliau, kai tu jau lengvesnis, tu gali sėsti ir susikaupti, ar ne, nusiraminti. Nes jeigu tu velnio pilnas, tai tau reikia geriau bėgti laukais. Taip, kad noriu pasakyti, kad labai rinkti sporto šaką, ne tai, kas madinga, ne tai, kas visi daro, bet tai, nuo ko tu džiaugiesi padaręs. Aišku, prisiversti visada reikia, visada tingisi, ar ne? Moterim labai tinga ritmingi judesiai, šokiai, emocijų paleidimo judesiai, meditacijos rūšis, jų yra tikrai labai daug, galit pasižymėti, yra ir kūno skenavimo, tu ir pats gali praskenuodamas pajausti, kuri vieta tavo serga arba prastai jaučiasi, liūdi. Gali pats pajausti, kur skauda, pavyzdžiui, net ir masažo metu, kaip limfa užsilaiko, kur skauda, gali žinoti, kas su žmogum negerai, kurioj vietoj. Na ir be abejo, tas sąmoningumas, tai reiškia čia ir dabar, kad tu ne kažkur, bet tu su savimi. Kiek iš jūsų pasikalbat su savim? Taip draugiškai. Nueinat save, nuvedat kavos pagert su savimi, pabendraut. Labai mažai tarp kitko, taip, bet pavyzdžiui, juokiasi, bet mano asistentės darbuotojai tai tikrai žino, kad jeigu aš ką nors gero padarau, aš pati save pradedu girti, taip. Ta prasme, aš pati džiaugiuosi, man nereikia, kad kažkas įvertintų, aš pati sakau, kokia tu šaunuolė. Tai noriu pasakyti, dažniau girti reikia, save lepinti, ypač moterim tas labai svarbu, joda, hormonai yra viskas susiję su šiluma, meilė, o ne su griežtumu, disciplina, tai ne moteriška. Tai gerai, šitam pasaulyje gyventi labai reikia režimo, disciplinos, bet kažkokią dalį gyvenimo mes turim būti visai be smegenų. Taip, be smegenų, atsipalaidavusios ir kaip mano profesoriai Portugalijai sako, žinai, moteris turi būti tokia kaip katė, vangi, tingi, arba kai truputį išgerus portveino. Tai ta prasme, kad atsipalaidavusi. Ir vėlgi yra kvėpavimai. Man asmeniškai aš tokio tipingo kvėpavimo nedarau. Daug metų darau vieną dalyką ir matyt organizmas jau žino, kad kai yra stresinė situacija, visada tai yra vanduo, stiklinė vandens išgerti ir mano kvėpavimas sulėtėja arba iš visų stoja. Tai čia jau mano organizmo aš tik tai, tu nustoji kvėpuoti normaliai. Tai reiškia, jau taip įpratęs, kad jisai vyksta savireguliacija. Tai per sulėtėjimą, nes kas darosi, susinervuoja, daugiau kvėpuoja. Tachikardija plaka ir nervuojasi ir daugiau kvėpuoja. Bet iš tiesų reikia kaip tik sulėtėti ir tada panikos ataka. Pirmas dalykas, kaip sustabdyti panikos ataką, nustoti kvėpuoti. Sustoji.
kiek gali išlaikyti ir paskui iškvėpi, vėl nekvėpuoji. Ir panika per sekundės dingsta. Tai va tą pabandykit, nes labai padaugėjo panikos atakų paskutiniu metu, ypač jaunimo tarpe. Tai, žodžiu, daug prikalbėjau, nežinau, ar kažkas aišku pasidarė, bet mano sakykime, profesiniam gyvenime, ar ne, man labai svarbu. Kai žmogus sėdi prieš mane, man labai svarbu suprasti, tai kas su juo darosi, kur jo problema, kodėl jis serga ir kodėl jis čia. Nes akivaizdžiai, jeigu jau jisai iš visų dermatologų atvyksta, reiškia, man reikia kažkaip suprasti, kas su juo ne taip. Tai kartais tas kelias sunkus, todėl kad man tai aišku, bet žmogus labai ilgai priešinasi. Ypač priešinasi, sakykime, karininkai, aukšto rango vadovai arba, pavyzdžiui, tie, kurie mano, kad jie labai dvasingi. Taip, nes tikrai daug yra Lietuvoje gurų ir labai daugumas įsitikinę, kad labai teisingi, bet net katė turi ir šuo būti pagal ritmą 5 valandą keltis, kad jis galėtų 9 valandas medituoti. Tai sakau, nieko sau, sakau, kaip visi gyvena šeimoje. Tai koks stresas šeimai, kad durimis netrenkt, kad guru medituoja. Tai žodžiu, yra daug niuansų ir įtampos, bet labai svarbu pažvelgti iš vidaus ir kad norėčiau, kad po šios paskaitos truputį kitaip pagalvotumėt. Jeigu man kažkas nutinka, aš susirgau, susilpnėjo imuninė sistema, gerklė pradėjo skaudėti, kodėl? Tai gal aš labai susierzinau, neišsakiau tam žmogui, kuris mane nuskriaudė, ar ne? Gal aš nemoku išsakyti, kaip aš jaučiuosi, bet viską nuslėpiu ir oda sako, vis tiek pasakyk, tai pažiūrėkite į tą odą kaip raudoną šviesoforą, kuris pasako, pasirūpink savim, kažkas ne taip pas tavo viduje, ar ne? Ir niekados negydyti tik išoriškai. Pas Dievą atėjo chirurgas su priekaištu. Ir sako, Dieve, tu visai neteisingas. Sako, tu pažiūrėk, nusikaltėliam, teisėjam, ten vagim, visiems paskyriai tokias bausmes. Sako, tai niekas sulig mano, tu man davei pačią didžiausią bausmę. Kodėl? Ašgi, sako, gelbėjau žmonės iš mirties, nuo skausmo, operuoju, traukiu iš mirties, reiškia, tų žnyptų. Ir sako, čia todėl tau bausmė, kad tu man visada trukdėjai žmogų pamokyti. Ar ne? Nes liga yra ne šiaip sau. Jinai vienas dalykas, kad tau pasakytų, kad tu eini ne tą kryptim, arba kad tu kažką turi savo gyvenime užaugti, iš 1 klasės pereiti į 2. Kaip žaidimo, kaip sako, tas lygis, ar ne, į kitą lygį. Ir tu kažką dėlsi, kažko nesprendi, už tai tu gauni ligą, kad tau jau būtų visai neįmanoma gyventi. Tai visada žinokit, kad liga, odos liga, kitos lygos, 2 dalykai visada yra. Arba ten eini, arba jau gana užtenka, kaip gyvenai, eik į kitą klasę. Tai dabar turbūt labai dėkinga už tokią tylą ir mielai atsakysiu klausimus, jeigu yra tokio.